Sveiki, brangūs draugai, su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Elijo dvasia. Su Elijo dvasia ir galybe jis žengs pirmą viešpaties, kreipdamas tėvų širdis į vaikus ir įkvėpdamas neklusniems teisiųjų nusiteikimą, kad prirengtų viešpačiui tobulą tautą. Luko 1 skyrius 17 eilutė. Dievas pašaukė Zacharijos sūnų didžiausiam darbui, koks kada nors buvo patikėtas žmogui. Jonas turėjo žengti kaip viešpaties pasiuntinys, nešdamas žmonėms Dievo šviesą. Jis privalėjo jų mintis nukreipti nauja linkme. Jis turėjo jiems įdiegti tobulo dieviško teisumo reikšmę. Toks pasiuntinys turi būti šventas. Jis privalo būti šventovė, kurioje galėtų apsigyventi Dievo dvasia. Kad įgyvendintų savo misiją, jis privalo turėti sveiką kūną, proto ir dvasios jėgą. Todėl jis turi suvaldyti poreikius, aistras ir jėgas, kad prieš žmonės galėtų stovėti tvirtai, nepaisant aplinkybių, kaip dykumos uolos ir kalnai. Jono Krikštytojo laikais turto siekimas, godumas, meilė, prabangai ir gyrimas buvo labai paplitę. Malonumų siekimas, puotos, girtuoklystė sukėlė kūnišką išsigimimą, slopino dvasios jautrumą ir mažino atsparumą nuodėmei. Jonui buvo lemta imtis pertvarkymo. Jo nusaikus gyvenimas ir paprasti drabužiai buvo priekaištas tų laikų nesaikingumui. Todėl nuo dangaus sosto buvo atsiųstas angelas mokyti Jono tėvus susivaldymo. Ruošdamas kelią pirmajam Kristaus atėjimui, Jonas buvo vienas tų, kurie ruošia žmonės antrajam mūsų viešpaties atėjimui. Pasaulis yra atsidavęs savo silpnybėms. Plinta klydimas ir apgaulė. Šėtono spąstų, vedančių į pražūtį, sparčiai daugėja. Visi, kurie nori siekti šventumo Dievo baimėje, privalo mokytis susivaldymo ir savitvardos. Kūniškus potraukius ir aistras turi suvaldyti aukštesniosios proto ir dvasios jėgos. Toks savęs valdymas yra būtina prielaida tai protiniai jėgai ir dvasiniam įžvalgumui, kurie leidžia suprasti ir įgyvendinti Dievo žodžio tiesas. Štai dėl šios priežasties saikingumas yra reikalingas ruošiantis Kristaus antrajam atėjimui. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.